galimybę svečiuotis jūsų mielame, pamiltame, išpuoselėtame Kurvaičių miestelėje. Žinoma, nenoriu kalbėti tuščiai, kaip kalbate kai kurie politikai. Man mieliau išklausyti jūs. Jūsgi balsavote už mane, kai aš išsikėliau savo nepartinio kandidato kandidatūrą į deputatų rinkimus. Dėkoju už palaikymą, už tai labai dėkoju jums. O dabar norėčiau išklausyti jūs, jūsų pageidavimus, klausimus, kuriuos aš užsirašysiu ir bandysiu parlamente priimant įstatymus. Prašau kalbėti. Ačiū, kad kalbėjote. Pensijas didinti. Jūs vardas. Dar yra klausimų? Geras klausimas. Labai geras. Mokytojams atlyginimus kada pakelis. Padidinsit. Mokytojams atlyginimus. Vardas. Gerai. Kurvaičius bankomatare. Prie darželį mašinoms aikštelį įreng. Dar yra klausimų? Prie darželį mašinoms aikštelį įreng. Gerai. Apmokestint Kretingiškiams prie tvenkinių Kurmačkas atvažiavo. Nes Kurmaitiškas Dėkoju už klausimus. Kretingos tos tvenkinių. Dar kartą dėkoju. Su geru. Teofila, pamiršot. Norėjau sakyti ponas Pinkulį, bet tas Vladėlis visiškai nepakenčiam. Tvirtin įsivaizduokit, kad tai ons padėjo vykdyti jum rinkiminį kampaniją, į ką be nuo pagalbos jūs nebūtume tapęs deputat. Idiot.
Ir aš te sakau, Visu aišku. Mums nors klausim. klausi, visi jūsų rinkėja. Šitą pons Alfonsus. И ko нам рек? Prieš rinkimus jų žadėta nam veikti. Gerai. Kas dar? Kažkoks Jorgis Tam kur rek? žadėjo parūpinti paskolą banke. Gerai. Toliau. Toliau. Skombina pons Karabauskis. O, Prieš rinkimus jų žadėta nam veikti universitete. Gerai. Dar kas? Kažkoks barzdoks. O tam kur rek? Padaryt šlapimą analizę. Nesupratau. Padaryti šlapimą analizę. Nu studija patrūk. Iki ko mes nusivažiavom? Nu. Aš anam pasakiau, pons Pinkulis deputats, o ne gydytojas. Vanskų. Sako, aš už poną Pinkulį balsavau. Pats vadant už mano matytą savo balsą, o aš dabar turiu rūpinti savo šlapim. Nu, čia šalies parlamentarų misija, nu. Lankytojai, Kas? jis niks pateikys. Pasakyk, kad mums nieko. Aš sakiau, bet mums netik. Eik. Tu eik. Ir pasakyk, kam man, kad... Pasakyk, kad... Pasakyk, kad... Go! Pasakyk, kad mums negera. Nepagramyks rinkėją. Pakvies, anau. Rita, man vada bandyti. Fosa. Mano diena. Labą dieną, ponas pateikė. Aš norėčiau pamatyti poną Pinkulį. Dėja, jo nėra, jis ką tik išėjo. Kokia mums pagaliau buntus nuobos? Kažkodėl sunku ką nors surasti. Pons Pateikis yra parlamento deputatas ir jis turi labai daug reikalų. Man papasako. Lyg mes nežinom, tu deputat. Kad rek mūsų balsų, ani pagatai pakojo malodės. Как tik ant išsirenka viskam gaus. Nebi pamatysi, nu. Kaip jūs turite taip kalbėti? O tepi drįstos. O jūs, žinot mano reikalas. Taip. Jūsų brolis kalėjime dėl kažkokių tai mokesčių. Tiksle, tai pons Pinkulis žadėjo nam pagelbėti. Ištisą mėnesį vakščioj, naudos jokios. Šposiu, zakon. Taip, žinot, juk ne viskas taip paprasta. Ir ponas Pinkulis sako, kad greičiausiai nieko O tai neišeis. ką mums žadėjo? Taip, bet žinot, A tak neprisižad. Dar dukunam, kad jie nepadarys, nam bus reista. Ženuos, ką papgaudinėti. Likia atsvėki. Laisvą Pinkulį gali išlysti. argi jūs negirdėjot? Perduokit šaukį, kad kitą kartą nam bus reista. O kur jis sakė, kad bus reista? Nu, jūsgi pats sakėt, kad nieko neišės. Ir tu taip man pasakė. Nu, taip kalbam su rinkėjas, nu, ir tuos su mėsininku. Tai ką aš privaliu pasakyti, pons Pinkulį? Pamalauti reikia padaryti, pamalauti, nu. Negalėsiu galvoti, kur nors melą. Kokį melą? O, ką žinočiau, kur tu melą. Ar aš jums čia laikyčiau? Ne, tak toliau tęstis nagaus mūnum į kapsnum reistą. Prasikryp. Nu, atitorų.
Sorokai mėsiniai pakei. Pasakyk, kad nam, kad... Pasakyk, kad... Pasakyk... Gau! Pasakyk, karituotė. O aš reikia laiku mūsų galų. Gera, ponas Pinkolė. Sveiks, Teofila. O, ponia Žana. Kaip malonu, kaip gyvenat, kaip sveikata. Gera, Teofila. O kur jūs susitikot? Gatvėje, Žana, kad tik pas mūsų įrėjai. O, nu ir ačiū Dievui. Sėskis, Žan, sėskis. Aš taip džiaugiaus. Kažką kartą, kai jums pamatau, aš taip džiaugiaus. Jūs vienintelį iš jūsų man draugai pažįstam, kad radėt niekuomet neprašot. Ir nutartai pasakyti šiandien. O kas? Žana šiandien kaip tik ir atėjai su prašymu. O! Reikals liet man sunieną ir aš laikysiu didelį malonę savo. Žinai, Teofila, man tak mins atėjai gal. Tau juk yra reikalingas specialus padėjėjas. Nu gal to nugrimtum tom pareigom. Sako, cik geras pernioks. Nu taip, Žan. Iš esmės man reikalingas specialus padėjėjas. Ir su daugelio šio klausimų kalbėjau. Bet toms pareigoms reikia turėti tam tikrų savotiškų ypatybių. Dėl ypatybių Teofila nebejau, užtek pasakyti, kad atsibaigęs teisės fakultetą. Oi, ne. Aš turiu menį truputį kituos. O smuku užsienį kalbų, anglų, prancūzų. Ne. Aš galvoju apie dar kituos. O enciklopediškai išprosas. Ne, netgi ne tai. Melauti. Nu taip, meluoti. Teofila tai sąžiningiausiai maloniausias žmogus. Gailam, tada toms pareigoms man netiks. Teofila, aš nesuprantu, kas čia perdotavo tokį manį rasti ypatingą melalį. O kur daryt? Jie man pačiam neišen. Liek fantazijas trauks. Kas jau kas, bet žinau man silpnybė. Nemoka aš meluoti. Nu ves, Tai trūkoms. o kaip kite? Juk it deputatą ir... Relė. Relė. O mes politikų toks reikalingas. Būk tikra. Neklausyk, nu Žanas, žinok, perdėd. Tai nebišk neperdėt. Perdėd. Ne, neperdėt. Perdėd. O klausyk, Žan. Nu tai, pas man čia ten visokie interesantą. Ir prašau, visokie... Nu, universitet katedrų išlaukiam analizę. Šlapėm analizės. Mane, kad ne. Ir kalbėtis suonas man yra protingas žmogus. Ir kad uns vykdytam, anu užgaidas. Nu, ne kad vykdytų, bet kad vis būtų patinka. Gal tiek galbūt. Nu, man reikalingas melavas. Gera, bet argi tu privala atskirą užsimti kiekvien rinkėjų reikalas. Nu, ko daryti? Juk į toks įprits prieš rinkim žadėti. O sunku man iškils jau po to, kad atanyks mėgst vykdyti tų, ko prisižadėję. Kaip suprantu, su mums sunienu nieko neištiks. Žadėti, aš anu įsitikėjau. Čia toks pat pažads, kad yra nei. Oi, ne, čia tarp mūsų, Žana. Viskas bus gerai. Gerai, įsidėmėsiu iš anksto dėkų, o dabar esu mums lauk Adis. Ačiū, Diana. Žana! Žana, palauk! Ar priimsi? Žmonių daug. Ne? Sakai, kad mums nenumus. Ar, palauk. Diana, tu priimk. Juk negalėjom visų išvaryti. Sužinau, ko nam reik. O aš esu užsijėms, man reik rašyti kalbą.
Tepat. Kai skambina? Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ko pageidaujate? Aš norėčiau pamatyti poną Pinkulį. O jis paskyrė jums susitikimą? Ne, ponė, aš nepažįstu jo asmeniškai, nes vos prieš kelias dienas atvykau iš provincijos ir nespėjau jūsų mieste su nieko susipažinti. Tad atleiskite, su kuo turiu garbės? Aš pono Pinkulio žmona. Rimtai? Kas rimtai? Patikėkite, ponė, net nebūčiau pagalvojęs, kad toks deputatas gali turėti tokią jauną ir gyvenimą žmoną. Na taip. Nors jūs iš provincijos, žiūriu, drąsos jums užtenka. Prašau. Tai ko jūs pageidaujate? Taip, aš turiu pono advokato Mateikio rekomendacinį laišką. Ponas advokatas rekomenduoja mane jūsų vyrui ypatingoje padėjo pareigoms. Ypatingoje. Tikrai teisybė. O kokių privalumų jūs turite? Aš melagis. Melagis. Be konkurso. Leiskite prisistatyti. Esu Tomas, žinomas kaip Tomas Melagis arba Melagis Tomas. Taip ir vadina? Tomas Melagis. Tikrai teisybė. Ir atrodo, jūs tuo didžiuojatės. O kodėl man nesididžiuoti? Aš neatsitiktinis melagis, kaip daugelis geros reputacijos piliečių. Aš talentingas melagis. Ir šios savybės dėka jūs pretenduojate į šias pareigas. Savaime suprantama. Ponas Mateikis man sakė, kad yra vienintelė savybė, kuri domina jūsų garbingą vyrą. Taigi aš, pono Pinkulio, vienintelė galimybė. Geresnio melagio jis neras visame pasaulyje. Ponas Tomas Melagis. O ne, aš esu labai nuoširdus melagis. O sakykite, kuo jūs užsiiminėjote iki šiol? Aš buvau žurnalistas. Žurnalistas. Kur spausdinote savo išmonę? Laikraštyje Teisybė. O apie ką rašė? Atvirai kalbant, didžiausio pasiekimo susilaukė mano apyvartos. Pradėjau nuo liūtų medžioklės Afrikos tankumynuose, o per pasakojimą su 80 piesinių aš sunaikinau visus Afrikos liūtus. O kuom užsiėmėte, kai baigėsi liūtai? Ėmiausi tigrų, sunaikinau ir juos, po to dar ėmiausi su drambliais, bėgėjau ir su jais, paskui dar ėmiausi leopardų, juos aš taip pat išnaikinau. O tai ką veikėt, kai baigėsi žvėris? Pradėjau spausdinti karinius nuotykius. Didžiausi povandeniniai laivų torpedavimai per Pirmą ir Antrą pasaulinius karus. Jūs buvote kažkada povandeniniame laive? Kas aš? Ne, mano pusbrolis buvo. Matėt, kaip torpeduoja. Prisipažinsiu, ponas Tomai. Jūs tavo išsipasakojimas mane baisiausiai sudomino. O kadangi renkant kandidatūrą ypatingojo padėjėjo pareigoms reikšmės turi ir mano nuomonė, sakykite, kodėl padaręs tokią puikią karjerą provincijai jūs atvykote čia į sostinę? Mane tiesiog privietė draugai ir pažįstami. Klausyk, Tomai, sako, kur tu sėdi toj provincijai? Važiuok į sostinę, ten melas turi daug didesnį paklausą ir tu sugebėsi prasimušti. Pamaščiau ir nutariau, kad jie teisūs. O ko man reikščiau užkampį ir veltui išvaistyti savo talentą? Ir jūs atvykote čia, kad kuo tinkamiau išnaudotumėte savo talentą? Visiškai teisingai. Aš norėjau tiesiai pažemėti poną Mateikį prašyti darbo. Bet pono advokatui aš nereikalingas. Jis moka geriau meluoti negu už mane. Ir jis jūs atsiuntė mano vyrui. Taip. Tikiuosi dabar, kai man taip nepaprastai pasisekė ir aš susipažinau su jumis, jūs užtarsite mane nors žodeliu, kad galėčiau tuo pat pradėti vykdyti savo pareigas. Nes imu suprasti, kad pelniau jūsų palankumą.
Nebūkite toks optimistas. Žinoma, kai jūs pasakojate, viskas labai įdomu ir jūs pats atrodo įdomus tipas, bet turim štai tą prisipažinti. Aš pati melo nemėgstu. O kodėl jūs juokitės? Kad moteris ir taip staiga nemėgtų melo, taip nebūna. Kaip tai nebūna? O todėl, kad moteris iš prigimties melagės. Jos iš Dievo turi tą dovaną begėdiškai meluoti. Nenoriu jūs pataikauti, ponė, bet manau, kad ir jūs neišimtis. Nežinau, išimtis ar ne, bet melas man yra šlykštus. Ai, nereikia, ponė. Melas tai Dievo dovana. Kaip galima jo nemėgti? Melas tai talentas. Įrodymų? Malonėkite. Didžiausi pasaulio rašytojai. Didžiausi melagiai. Kas yra romanai? Fantastinės istorijos. Taigi, melas. Bet matote, pasaulis keistai surėdytas. Jeigu rašai fantastinės istorijas, tave praminsi rašytoju, o jeigu imsi pasako, tave apšauks melagiu. Pirmą kartą girdžiu tokią teoriją. Paimkim Homerą. Ar buvo iš tiesų Trojos karas? Žinoma, kad ne. O jeigu ir buvo, tai kaip jis galėjo jį matyti? Juk jis buvo aklas. Na, žinot, prikalbėjote iki kaklo. Taip, atleiskite man už plepumą. Ar gali pamatyti poną Pinkulį? Jo nėra. Bet juk jis namuose. Jūs nesuprantat. Klausykit, jūs keistate dėl manęs. Aš atėjau čia neišklausyti melo, bet parduoti jį. Man atrodo, aš aiškiai jums pasakiau, mano vyro nėra namie. Na, gal nereikėtų taip užsispyrusi to teikti. Prašau, išeikit. Neįmanoma, pana, aš privalau pamatyti poną Pinkulį. Jūs nepakenčiate. Vladėlė! O kam iššaukite O Vladelį? tuoj sužinosit. Išvesti. Kaip gyveni Vladelį? Gerai, o tu? Ne kaip. Išeik, bus dar blogiau. Vladelį, brangusis, o tu žinojai, kad mes giminės? Aš neturiu giminių. Ir nenoriu įsigyti. O tu girdėjai, kad tau sakė madam? Ponia gali kalbėti, ką tik nori, bet aš negaliu išeiti. Lauk iš čia! Nereikia, nereikia. Lauk! Kas bet tai? Žana! Odis! Įleisk. O, sveiks, Adi. Sveiki. Kaip sveikata? Ačiū Dievui, gera. Tep. Tai Diana, apie mūsų kandidatus su Anovu nėra prasmės kalbėti, ne? Nu, va šitą ir Ronsonu kalbėk. Sveikas. Sveiks, Teofila. Narys! Aš žiūriu, kad tu kažko banotai, ką? O kas tau atsitinka? Nu, nežinau. Kad manim išrinka, atrodo, apie trintelį iš karto per galvą. Įdomus dalykus šneki. Įdomu, sene. Tai klausykitės. Sėdus aš į autobus konstitucijais. O aikštė vadainas žmonių daug, spūstis. Ir prieš manim atsisto kažkoks tips. Būtent atsisto prieš manim tips, apie kurį jūs galvojate, lepant teisę monom kojais. Nu, bet ką tu lepam? Nu, kaip tikras gyvulys.
Teisė ant nuospaudo. Aš žinom sakau. Atsiprašau, negalite ponas atsargiau. Mums žinot sako. Ar aš kaltas, kad tu apžvairai ir taukais apsėdė į senas kranklį? Da, neapskaldė. Nu būčiau aš apskaldęs, bet pakolas užsimojau un stringtelį mane į veidą ir iššokė iš autobus, tai aš šaunu į tą mačiau. Bet aš šaunu fizionomiją įsidėmėjau. Tegul smuojant į pakalinių rūmus, šaunu, malk sumuojus. Ar priimti? Pasakyk, kad mums nenumus. Aš į vakar sakiau, bet ar ne vien? Sakyk šiandien. Uns jau bylo. Aš sakiau, bet ani nevėriai. Ani atseit prieš rinkimus Pinkulis visą laiką buvo nuo mūsų. O po rinkimų niekuomet taip. A taip ir sak? Taip ir sak. Nu ir tegu sak. Būtukiai man reikaliau. Tai net kur aš specialiaus padėjėjau, kad ar sutvarkytų man reikalus. Bet da. Tai Jana. Ko tu vėl prie molis kimbi? O taip daugiau aš nekalkėjau. Pons Kapila, jeigu aš nors primušiu, tik nesakyk, kad aš esu kaltas. Nu ir kur tu vėl ruošis mušti? Tai kas atsiteka? Ani ten ir jie keikas, ir gyvens neįsen. Ek, ir priim žmonės. Aš nesuprantu, kaip tu pavėt vadėliau priminėti žmonės. Nedrįstu daugiau tojus Teofilą trukdyti. Žan. Tai mums su Niena nėra jokios vilties. Aš juk sakiau, aš ten įtaisysiu, kiek tai. Pasistek, Teofilą. Vaikinuku mirti, norėk darbo. Aš juk pažadėjau, nu. Gera, lik veik. Iki dieną, iki pasimatymų. Iki pasimatymų. Leisk mane, prašau neleisti pladelį, eikit už. Kas ten gaukdėti? Ne, on dar ne tai. Kur aš dievu? O tai ką pano reikala? Aves dar neišveitas. Nu, nežinau, nei ką padaryti. Aš anam liepiau atėk šiandien. Nu, kas ten atėjo? Ir aš esu užsijėmis, žmonės tegu netrukdo. Priimk jau. Bebūtų, tikėkite, aš nepaprastai laimingas, kad matau jūs čia vėl ir turiu vilties, kad mūsų santykiai sėkmingai normalizuos. Tikėkimės. Man, žinoma, nedėrėjo teikti po vakarykščio. Mano laikų paklausiu, ar jis šį kartą jau namie? Ne namie. Tada aš palauksiu. Žinote, Diena, šiandien būčiau atėjęs daug anksčiau, bet man atsitiko nelaimė. Na ir liaudis čia kokie skandalingi žmonės. Ir kas atsitiko? Labai nemalonus incidentas autobuse. Incidentas autobuse. Maždaug prieš pusvalandį. Įlipau į autobusą Konstitucijos aikštėje. Šalia manęs atsidūrė kažkoks tipas. Bet koks tipas? Tikras galvijas. Aš jau vos užmėgau ant kojas. O kas buvo? Jis vos nesuėdė manęs. Aš apšaukiau į savo kranklių, trinktelėjau iki kumščių, iššokau iš autobusų ir pabėgau. Nes matot, muštynėse aš laikausi labai paprastos sistemos. Mušk ir bėgant. Tai atrodo, pasisekė jums, ponas Tomai. Kodėl? Na, kad spėjote pabėgti. Įsivaizduoju, kaip pasipiktino tas senas kranklys. Kad būtumėt mačiusi jo fizionomiją, kai trinktelėjau. Jis pastėrė iš netikėtumo. Bet kol atsitokė, aš aišku spėjau atdingti. O jeigu jis jį kur nors sutiksite? Dabar, kur jis mane ras?
Jis gavo savo ir viskas. O kaip prisimenu jo fizionomiją. Kodėl jūs taip juokėtės? O todėl, kad žmogus, kuriam jūs trinktelėjote, yra mano vyras. Ką? Nori pamatyti jį? Tokiu atveju Jūs jau išeinat? Taip, perduokite savo vyrui, kad aš nuoširdžiai gailiuosi. Palaukit, ponas Tomai, palaukit. Na, jeigu jūs jau taip didžiuojate savo melagio talentu, sugalvokit kažką savo pasiteisinti. Pasiteisinti prieš ką? Ką aš jam pasakysiu? Išklausykit, aš nekaltas, ponas Pinkulį mane inspiravo vienas iš jūsų politinių priešininkų. Ko? Jis sako, tu bedarbis, aš sakau bedarbis. Jis sako, noriu užsidirbti, aš sakau noriu. Jis sako, štai ir pinigus atirinti tam ponui. Rimtai. Kaip Dievo mylė irgi meluočiau jums. Tai vadinasi tave sukursti. Sukurstė, na ir kaip sukurstė, mat jūsų politiniai priešininkai. Ai. Koks politinių papročių smukimas? Aš nežinojau, kas jūs toks, o kai sužinojau, vos neišėjau už protą. Viešpatie galvoju, ką aš padariau. Poną Pinkulį stuktelėjau, mūsų deputatą, liaudies pasididžiavimą. Parlamento lakštingalą. Gerai, vadinasi, tu manęs iš veido nepažinai? Ponas Pinkulį, argi būčiau galėjęs taip pasielgti, jei būčiau pažinęs. O tai tu mane pažinai tik iš nuogirdų? Tik iš nuogirdų. Ir tik iš nuogirdų. Bet kokia jūsų reputacija, ponas Pinkulį, kas negirdėjo apie jūs? Gerai, o tu ką? Mano fotografijų nematai prieš rinkimus? Tiek mano fotografijų visur buvo prikabinėta. Bet argi tai fotografijos? Su jumis neteisingai elgėsi, ponas Pinkulį. Jūs toks deputatas, o kaip jūs vaizduoja fotografijas? Tas teisybė jau. Aš nebeliu nusiraminti. Tai nepakenčiama, ponas Pinkulį. Mane tiesiog siaubas ima, kaip prisimenu visą tai. Ką man dabar daryti? Aš tikrai negaliu nusiraminti. Tau manimu, tu man trenkėjai dar, aš tave turiu raminti. Oi, aš taip nesakiau. Nu tiek to. Tu jau netoks ir kaltas, tu buvai įrankis priešininkų rankose. Gerai, sėsk. Ačiū jums. Na, o dabar pasakyk, kas liepė man trenkti? Kas... Kad nežinau. Kaip tai nežinai? Tai aš žinau, bet nežinau vardą. Gerai, o jei pamatytum, jį pažintum? Savaime suprantama. Gerai, o kaip jis atrodė, atsimeni? O kaip aukštas, pilnas, su ūsais. O jo ūsai tankus? Tiksliai negaliu pasakyti, bet kaip bebūtų, tai buvo žymus ūsai. Aukštas, žemas. Vidutinė ūgė, nežemiau. Kažkokius painės tavo žinios. Priešingai, ponas Pinkulį, jos pačios tiksliausios. Bravo! Pasisekė ponas Melagi Tomai. Ką tu pasakai? Teofila, nu tu jau ganu laukia. Nu šitai runs. Palauk. Tai kas tu toks? Atleiskite, ponas Pinkulį, bet taip susiklošys aplinkybėms meluoti toliau nebėra prasmės. Kadangi aš buvau įspėtas, kad jūs didelis melo mėgėjas ir melagių gerbėjas, turiu drąsos prisistatyti. Esu Tomas, žinomas kaip Tomas Melagis arba Melagis Tomas. Gali dieve. Iš to jūsų pasižiūrėjau. Aš ėjau čia pas jūs susipažinti, bet nelaimingas atsitikimas suvedė mus prieš laiką. Juk jūs ieškote melagių, ponas Pinkulį. Ponas Pinkulį, paimkite mane nors išmėginimui. Jeigu jums sugebėjau tik primeluoti, jūsų rinkėjams gal maišais versiu. Vladėlį pakviesti. Vladėlį, kam esi Vladėlį? Pateikisi. Labas, Irina. Pateikis, labas, kaip sveikata. Nežinau, ką daryti, ponas Pinkulį.
Nu, aš Dievo radau jums pagaliau. Dvi poras puspacų nešiojo pas jums bevakščiutams. Aš jums viską paaiškinsiu. Ko jūs man paaiškinsit? Greit mėnau, kad brolis kalėjai pažadėjo tą išlaisvyti. Kaipgi to tai... O ką pišiam? Vieni pažada. Rekals neišveita. Atleiskite, ponas Pateikė, bet ponas Pinkulis neturi galimybių užsiimti absoliučią visą. Tu kas toks? Pono Pinkulį ypatingasis padėjėjas. Ką tik buvau pas teisingumo ministrą dėl jūsų reikalo. Jis studijuoja dosiją. Ponas Pinkulį, atsimenat, ką aš jums sakiau? Jo. Aš labai primiktinai kalbėjau su ministru ir žadėjau nieko nelaukdamas man paskambinti. Dabar lauksime. Čia jis atsiprašysiu. Alio? Tai jūs, ponas ministrė? Taip, aš Tomas. Kaip dėl Pateikio reikalo? Ką? Ne, tik ne taip. Juk jūs žadėjot, ponas ministrė. Ponas Pinkulis reikalauja, kad tai būtų padaryta tučtuojau, todėl, nes ponas Pateikis yra geriausias pono Pinkulio draugas. Girdit? O tai ką girdit? Jeigu girdit, būkit malonus tiesėti. Ministrė, jūs verčiate mane kalbėti su jumis labai nemandagiai. Ar girdit, pon... Nerzink, anu. Nesite žiškėjusiu. Ar girdit, ponas ministrė? Jeigu nepadarysite pas iškeltas klausimus, dėl išėjimo iš partijos. Na va, dabar viską daryti. Ir ko mums pasakė? O ką galėjo pasakyti? Padarys, tai gal pabandų nepadaryti. Dėkau didelis jums, pons Toma. Man, ponui Pinkuliui, štai kam reikia dėkoti. Pons Pinkulį, dėkau, didžiausiam. Ir už ką tokia man pareiga? Dovanokit man, dovanokit, aš nežinojau, kad jūs jau pradėjot rūpinti. Jokaujat, ponas Pateikis, ponas Pinkulis vos nesuėdė manęs. Padvesk, sako, bet sutvarkyk man draugo Pateikio reikalą. Velniška dėkau, pons Toma, ačiū jums. Manau, už ką, išėjimas čia. Ačiū, Kaip pons gaila, kad Pinkulį. jūs jau išeinat, aš šiandien Ačiū, papulikiu iki pasimatymą dar. Ačiū, pons Pinkulį. Tai reiškia, kad tu tik nežadėjau paskirtų savo ypatingų padėjėjų. Ar aš? Tai kam čia pats pasiskyrė? O kas ten skundas? Nežinau, kažkokia moteris. Štai ir ji. Alio? Kaip? Aš? Jūs? Ministru? Viešpatie, atrodo, ką jūs šnekat. Matyt, supainiojote numerį. Girdėt, aš ją pavadinau ministru.
gyveni? Ačiū Dievui, gera. Adis kaip tik ėjai pro šalį ir užsuko pas mus. Ačiū Dievui. A kodėl vienas? Kur Žana? Ana nesveiku. O kur jodo buvo tam? Amatininkų suvažiavime. Ir neklauskit dieną, koks pasisekimas. Tikras triumfas. Ponas Pinkulis rėžė jaudinančią kalbą. Ar rimtate žudą? Sėskitės, ponas Pinkulė, jūs pavargęs. Jo, truputį prakaitavau. Iš viso buvo 3 deputatai. Iš pradžių kalbėjo Aniedu. Nieko, šiaip savo, truputį paplojo. Kai tu šalta. Ačiū tau, Tomai, ačiū. Prašom, prašom. Ponai, aš atskleisiu jums didžiąją tiesą. Mes politikai melagiai. Ar tu taip pasakė? Bravo! Kalbėk, Teofilai! Kalbėk, auksaburnai! Bravo! Būtent to ir reikia, liaudžiai, kad jeigu nesinuoširdžių. Bet ponai, melui atėjo galas, liaudis sotų, kaip galakūtas melų. Bravo! Ponai, pasakysiu jums vieną tiesą. Šitas ponas ateityje taps valdovu. Ponas Pinkulė, jūs perdodate. Ir ne kiek aš neperdedu. Jeigu šiandien valdau netaps to, ryto valdau būsiu aš. Dėl tais Teofila aš nesu tokį tikrą. Nu, bet šitą toms, tikra viena daina kels labai aukštą. Jo, ir žinau, kodėl? Nu. Tu tikra. Lietuvių. O lietuvių jau yra. Pasakas. Melą rep. Vat, pažiūrėjau, pavyzdys. Pateik. Nu ir kas, ana? O, nu, iš laukiai žvėriais. Tums padarė ėriuk. Ėriuk! Ėriuk! Nu, pamaryt, kur reikia žmonėms? Rytą, tuoj pat suorganizuok sutelkėjimą su Mona Rikėje. Tep, tep. Labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę svečiuotis jūsų mielame, pamiltame, išpuoselėtame miestelyje. Žinoma, nenoriu kalbėti tuščiai, kaip kalbame kai kurie politikai. Man mieliau išklausyti jūs. Tai juk jūs balsavote už mane, kai aš išsikėliau savo nepartinio kandidato kandidatūrą į parlamento rinkimus. Dėkoju jums už tai. Labai dėkoju jums. Na, o dabar
Dabar naudodamasis progą noriu pristatyti jums savo padėjėjai visais klausimais. Pone Toma! Sveiki visi. Noriu paklausyti jūsų minčių ir nusiskundimų pageidavimų. Juos tikrai galima išspręsti. Visus nusiskundimus, pageidavimus galite išsakyti man, aš juos užsirašysiu. Prašom, kalbėkite. Prašom užduoti klausimus man padėjėjai. Klausimų nėra, vien tik sailis lieka. Klausykite. Kada blogas užtaisysit? Kada kalnus nulyginsit. Kada parduotuvėje kainos pamažinti. O tai bankomatą nebus? Acum jagonul pasa de curmaici. Kada šviesoforai bus? Gruodžio talonai bus. Kada įvesit šuniams tylos valandą? Kad maudyklai vanduo šiltesnis būtų. Futbolo skėtinį aikštelę padaryti. Kad atsakym lauk. Tai ko jums reikia? Man laukt atsakymų sakau. O tai ko jums reikia? Tai dabar uždai klausimą atsakyk. Tai ko jums reikia? Visko kur reikia. Nu, iš salonų. Ne, jums reikia melagio? Ne. Ačiū. Klausimas.